Žvelgiant į šiuos tarsi stebuklingai besikeičiančius ornamentus, greičiausiai apima jausmas, kad kažkur visą tai matyta. Nuojauta jūsų neapgauna. Prieš gerus 30 mečius į paslaptingai besimainančius raštus ne vienas vaikas žvelgdavo pro kaleidoskopo akutę. Drauge su vaikystės alsavimu užsukime į vieną jaukų garažą. Būtent jame 23 Vaidotas Taškūnas laisvalaikiu meistrauja mįslinguosius kaleidoskopus. Visąlaik norėjau daryti kažką, kas prasminga būtų, ir ilgai galvojau, ką man daryti, kad būtų prasminga, ir galvojau, kad reikia kažką daryti vaikams, nes jie yra užmiršti dažnai. Nugaivinti tą vaiką šitoj visai tokio informacijos rautos ir tų žaislų pasimetime, kad nors tokio paprasto, bet gyvo tokį padaryti, nes to trūksta. Savo pirmąjį kaleidoskopą Vaidotas sumeistravo ne vaikams, o draugiai. Kaip jį gaminti, papasakojo močiutė, prisiminusi savo kiemo draugų darytus kaleidoskopus. Sako, kai aš buvau maža, tai kiek čia, 70 turbūt kokią metą atgal, savo kiemo berniai pasidarė kaleidoskopą. Ką jie padarė? Paėmė atjojo 3 stiklo juostelės, sudėjo trikampį, apvyniojo su siūlu, apvyniojo kažkokiu tamsiu ar medžiagą, ar ko, kad tas atspindys gautųsi, o gale paėmė kiaulės pūslę išdžiovintą, padarė tokį kaip maišelį, ten pridėjo pienės žiedų ir gavos kaleidoskopas. Nors toks močiutės pasakojimas buvo vertingas, tačiau kaleidoskopų meistrui prireikė nemažai laiko bandymams, nusivylimams ir naujiems atradimams. Nebuvo kas pamokinti, reikėjo viską sugalvoti pačiam. Viską. Dėl to visą laiką bandai, sugalvoji, bandai, darai, gaunasi, nesigauna, pasimokai, sugalvoji iš naujo, vėl bandai, vėl darai. Ir taip nuolatos vis tobulini. Tobulinimas ir ieškojimai, kaip geriau pagaminti kaleidoskopą, Vaidotui ir yra patys maloniausi. Gamindamas kaleidoskopus vaikinas randa ramybę ir atsipalaidavimą po kasdienio darbo prie kompiuterio. Ne tiek tas pats daiktas brangus yra, kiek pats tas procesas, pats tas darimas. Nes visą laiką, aš po darbo, jeigu čia ateinu pavargęs, aš čia atsigaunu. Aš dirbu prie staklių, dūmai, akis ten ašaroja, nosis bėga, ten kaukės ant galvos, ten visas čia apsispaudęs ausyse, kištukai, dirbi, atrodytų baisu, bet atsigauni kažkodėl. Gražiai išpjauti ir nudailinti vamzdį, išrinkti kaleidoskopą puošiantį paveiksliuką, savo rankomis sutrupinti spalvotą stiklą – tai tik keletas darbų, kuriuos reikia atlikti. Anot Vaidoto, visus juos dirbant be meilės, kaleidoskopas nebūna mielas ir tampa tik detalę. Svarbu tą meilę įdėti. Jeigu jos neįdėdė, tai tas pats kaleidoskopas, aš pats jaučiu, paėmų kartais, būna nenuodaika padarytų kaleidoskopą. Žiūri jos, negražus. Pačiam negražus. O kodėl ne? Iš išorės tokias patys yra. Bet pasižiūri ir nusibosta. Tam, kad kaleidoskopas žiūrėtų įvairiaspalviais ornamentais, primenančiais stebuklą, meilės neužtenka. Reikia sudėti spalvotus stikliukus. Šiam darbui Vaidotas skiria ypatingą dėmesį, tai paversdamas savotišku ritualu. Kai dedu tos stikliukus, sėdi, nusiraminu, susikaupiu ir tada prasideda tokia meditacija. Toks, labai didelis susikaupimas. Tada prašau, kad nieks netrukdytų, nes tada dedu visą meilę. Į tos stikliukus. Gal ne tiek į patį korpusą, kiek į pačias tas mantas. Sudeda. Paskui dar paimu saujelę. Visą laiką tą saujelę užkalbu. Taip pabarstu kiekvieną, dar įkrenta to burto. Vaidoto gamintą kaleidoskopą turėti gali tik 1 iš 3000 šalies gyventojų. Žmonės dažniausiai ir sužavi sentimentai vaikystėj ir mįslė, kaip rankose sukant vamzdį mainosi įvairiaspalviai raštai. Kaleidoskopą visi žino, kas sudaro. Sudaro veidrodžiai, kurie sukuria iliuziją. 3 veidrodžiai sudėti, jie duoda begalinius atspindžius. Iliuzija, kad kažkas tokia begalinė. Ir jeigu ten priekį su pirštu pavedžioti, tas tavo pirštas įsisklaido erdvėje. Ir ta iliuzija žmonėms labai patinka kažkodėl. Apskritai, tas kaleidoskopas duoda tokį suvokimą iš tikrųjų, kad tai, kad tu matai, yra iliuzija. Ir kai tai patraukia, tu matai, kad aplink visą tai yra lygiai tokia pati iliuzija. Tai lygiai taip pat netikra kaip ir tenai. Kad yra saujelės stikliukų, atrodo, kad čia yra kažkas. Ir čia atrodo. Tai tas kaleidoskopas taip ir daros. Tu tiesiog sukuri savo tą iliuziją ir ją džiaugiesi, kol
kol vieni gal džiaugiasi, numatai, kiti gal džiaugiasi ir supranta, kad gal čia visur lygiai tokia pati yra iliuzija. Vienas iš nedaugelio Lietuvoje savo rankomis kaleidoskopus gaminantis Vaidotas sako, kad pirmieji tokie žaislai atsirado senovės Egipte. Sandra Buzaitė, Euritas LT.